Šiandien darysim idealius naminius burgerius. Čia turim garstyčias, majonezą, kečupą, darysim padažiuką, pomidorą, svogūną, salotas, prieskonius, agurką marinuotą ir vištienos faršą. Iš pradžių pasidarysim mūsų padažiuką. Dėsim majonezo. Kečupo. Ir šaukštelį garstyčių. O, taip. Ir džiovinto česnako. Viską įsimaišom. Na ir dabar pasidarom mūsų vištienos faršą. Na, faršą turim. Tai va, čia turim pasidarę jau burgerius, kotletus mūsų. Susipjausim daržoves, įsipakuosim sūrį. Nu, va, turim viską pasiruošę. Ir susipjausim. Ir dabar eisim skrudint duoną ir kept mūsų burgerius. Nu, patelnę turim paruošę. Dabar skrudinsim burgerius. Nu, taip. Dėsim kotletus. Nu, kepam mūsų burgerius. Na, viena pusė jau apkepė. Versim antrą. Nu, pirmoje eilėje apsidėsim donikę. Nu, taip. Užsidėsim salotas. Nu ir dedam sūrį. Nu, eisim toj montuoti. Nu, mūsų burgeriai. Nu, dabar dedam raugintus agurkus. Tiksliau marinuotus. Dedam svogūną. Dedam pomidorus. Ir dedam jau sūrį. Ir uždarom. Na, prašau prie stalo. Žiūrėkit, kas čia gavosi. Kokie faini burgeriai. Nu ką, ir skanaus. Iki, nu žiūrim, kas čia gavosi. Gavosi visai neblogai.